Pažiūrėjus filmą apie nanoplastiką ir supratus, kokia baisiai didelė yra problema su tuo plastiku ir kaip smarkiai jinai įtakoja jau dabar mūsų gyvenimus ir įtakos ateities kartų gyvenimus, pirma idėja, kuri kyla, kad reikia atsisakyti plastiko. Ir daugelis žmonių komentaruose tą patį rašo. Pasirodo, tai nepadės. Sekančiam video bus detalus paaiškinimas, kodėl. Net jei šiandien nustotume gaminti plastiką, net jei šiandien išmestume paskutinį plastikinį butelį, jis liktų mūsų vandenynuose mažiausiai 400 metų. Ir tada prasidėtų nanoplastiko kelionė. Todėl mūsų kavinėje yra plakatas, kuriame rašoma, kad aš galbūt nematysiu savo anūkų ar proanūkių, bet plastikinis butelis juos matys. Ir manau, kad tai tiesa. Jei pažvelgsime į plastiko taršos mastą vandenynuose, tampa aišku, kad visiškas išvalymas gali užtrukti tūkstančius metų. Šiandien pasaulio vandenynuose yra apie 200 milijonų tonų plastiko atliekų. Tuo tarpu kasmet išgaunama apie 20 tūkstančių tonų. Tai yra mažiau nei 0,01% dalis. Nereikšminga dalis palyginti su esamu kiekiu. Tokiu tempu visiškai išvalyti vandenyną užtruktų apie 10 tūkstančių metų. Ir tai tik tuo atveju, jei nuo šiandien nustotume į vandenyną išmesti plastiką. Pasižiūrėkite filmą. Filmo pabaigoje yra aiškiai suformuoluota užduotis, kurią žmonijai reikia išspręsti.